Aliu, labas vakaras. Labas vakaras. Jūs galima dabuausi sakyt? Prašom. Aš turiu tokią vištą, kur tu traški ir puta su padažu saldžiarūgščiu. Ką sakai? Tu vištą. Vištą? Taip. Laukutė aiškiai sakyk, kodėl dabar... Klausykit, jeigu normaliai kalbėtumėt? Aš torpalį ir kalbu. Kėti! Nelabai tada supratau. Kėti! Alio, Laukutė, normaliai kalbėk. Kas čia yra? Tai manęs neklauso. Kas neklauso? Aliu. Klausau jūsų. Aš turėčiau vištą. Čia juokaujat, kas čia darosi? Balsą, prašom. Čia mano balsas. Čia filmuoja kokią kamerą? Kas? Čia Lukas. Lukas? Taip. Taip, klausome jūsų. Aš turėčiau vištą. Taip, jūs norėtumėt vištą, supratau. Saldžiarūgštę. Traški, kad būtų. Taip. Ir ryžių. Paprastų? Nes paprastų. Vieną? Be paprastų, aš nenoriu paprastų. Auksinių? Su kiaušiniu. Su kiaušiniu. 2 porcijas. Taip. Ir salutyčių. Kokių? Salutyčių. Daržovių. Kad būtų. Gal. O kaip jos, kas ten įeina į jas? Agurkai, morkos, krevetės, sezamo sėklos, jautiena. Šitas gerai. O koks tavo vardas? Irma. Irma? Taip. O mano tėtis neturi popos. Aš jaučiu tavo tėtį. O aš irgi? O jūs irgi? Be babos. Bėda. Irma? Taip. Gal tu gali atvažiuot? Ne, negaliu. Prašau. Aš atsiprašau, kas čia darosi? Rimtai jūs norit valgyti ar ne? Čia tau skambina, kad tu dabar kalbė Zip FM eterį. Jo, čia iš tikrųjų trukdo radijas, tai Zip FM, Saulė. Labutis. Tai gali pakelt ragelį, nes aš tikrai tikiu, kad draugai tavo skambina. Labas, Irma. Irma. Trukdo tave radijos, tai Zip FM iš Vilniaus radistai Jonas ir Rolandas ir tiesiog norėjom išbandyti tavo kantrybę ir už tai duodam medalį. Mes galim tau duoti už tai medalį? Medalį. Duosit medalį? Jo, turim labai gražią dovaną, tu kadangi dirbi dar prie telefono, aš manau, jums kartais reikia knygų, lapų, popieriaus, tai mes tau dovanojam firminį radistų blanknotą. Labai malonu. Tai nepadėk ragelio, papasakosi, kaip ir kur ten jums jį reikės išsiųsti, gerai? Gerai. Ačiū tau ir iki. Ačiū tau, iki. 1, 2, 3, let's go! Kas, o paradys, tai kas, ateini čia, na.